Sveiki visi! Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia kontroliuoti savo kompiuterį per jūsų Android telefoną ar planšetę. Galim ir su jas, bet aš dabar naudosiu Android, nes man tai patogiau. Jums reikės programos TeamViewer. Ji yra nemokama. Ją galima atsisiųsti ant Google Play. Parduotuvėje yra tik, sakau, jums yra ji nemokama, tai štai yra. Aš ją kaip tik atsisiunčiau, ji vadinasi TeamViewer for Remote Control. Būtinai Remote Control, nes kitaip ji neveiks. Ir štai va. Dabar, kad valdyti iš kompiuterį, reikia kompiuterį irgi turėti TeamViewer 9 arba kokią nors dalį, geriausiai 9. Įsijungti tą dalį ir suvesti ID kodą ir slaptažodį. Geriausiai yra suvesti niekam nematant, nes jie gali atsisiųsti ant savo kompiuterį, prisijungti ir jums sugadinti viską. Todėl va. Tai aš dabar pabandysiu prisijungti per savo kompiuterio. Ir kur mano TeamViewer? Šitais. Taip. Ai, nesuks. Gerai bus taip. Svesti savo ID. Taip. Prašau, pasižiūrėsiu savo kodą. Atsiprašau, pasižiūrėsiu tik savo kodą. Tai ir velnis. Va. Čia atsiprašau, čia mano klaviatūra, jums to nebus. Taigi, nuvėl savo bazę, atsiprašau. Tai štai va, tai yra mano kompiuteris ir jį aš galiu dabar valdyti su savo ranka. Tik aišku, paveiksliukas, kuris bus, jis dings, nu, tai toks bugas, bet nieko tai nereiškia. Galiu valdyti šitais. Va. Va, mano YouTube kanalas. Štai va. Galiu kelti video. Pas vaizdo įrašai. Ne, nesvarbu. Štai va, štai norėjau jums parodyti. Tai yra paprasta, pigu, greita. Ir nieko daug nereiškia, tai viso gero.